Sveiki visi. Taigi OpenAI pavasario renginyje pristatė ChatGPT 4o modelį ir pasiūlė jį naudoti visiems nemokamai. Vos po dienos Google I.O. 2024 pristatė savo Gemini Advanced, tiksliau Gemini 1.5 Pro modelį ir juo gali naudotis visi Gemini Advanced naudotojai. Išėjus šiem abiem, tarkim, dirbtinio intelekto flagmanam, mes dabar juos galim palyginti. Taigi pradėsim nuo paprastų užduočių ir video eigoje tos užduotis visi domės, todėl žiūrėkit video iki galo, kad nepraleisimėt, kaip aš testuoju pilnumoj abu modelius. Tai ne tik bus klasikinio samprotavimo užduotis, tačiau kursim ir žaidimus ir darysim kitus dalykus tiek su Gemini Advanced, tiek su ChatGPT 4o. Tad pradėkim. Duosiu labai paprastą užduotį, kur abu modeliai turės apskaičiuoti džiovinimo laiką. Taigi užduotis skamba taip. Jei 15 rankšluosčių išdžiovinti po saulę užtrunka 1 valandą, kiek laiko reikės išdžiovinti 20 rankšluosčių? Kaip matot, Gemini Advanced yra kairiai pusiai, ChatGPT yra dešiniai. Tai pabandysiu vienu metu paspaust. Paspaudžiau Gemini ir paspaudžiau ChatGPT 4o. Gerai, skaitom pirmą Gemini. Štai kaip galime išspręsti šią problemą. Raskite vieno rankšluosčio džiovinimo laiką. Jeigu 15 rankšluosčių išdžiūsta per 1 valandą, tai vienas rankšluostis išdžiūsta... Na, aš matau, kad Gemini absoliučiai nesuprato užduoties, nes natūralu, jei vienas rankšluostis išdžiūsta per valandą, taip pat išdžiūs ir 15 rankšluosčių per tą pačią valandą, taip pat išdžiūs ir 20 rankšluosčių per tą pačią valandą, ar ne? Dabar paskaitom, ką parašė ChatGPT 4o. Tai kiek reikės džiovinti 20 rankšluosčių priklauso nuo to, kaip yra, koks yra džiovinimo procesas. Yra keletas svarbių faktorių, kuriuos reikia apsvarstyti. Na, kaip matot, ChatGPT puikiai susitvarkė ir atsakė, esant pakankamai saulės, šviesos ir vietos, laikas išdžiovinti 20 rankšluosčių vis tiek būtų 1 valanda. Tai ir todėl, kad saulės energija džiovino visus rankšluosčius vienu metu. Manau, neabejotinas laimėtojas yra ChatGPT, nes Gemini Advanced absoliučiai nesuprato užduoties ir priskaičiavo ten daug valandų, reiškias, o ChatGPT 4o, atsakė teisingai. Sekantis testas tai bus magiško lifto testas. Užduotis gan kebli. Aš kaip ir minėjau, užduotis bus vis keblesnis. Pirma buvo paprasčiausia, antra sudėtingesnė ir taip toliau, taip toliau. Taigi yra aukštas pastatas, kuriame yra stebuklingas liftas. Sustojęs lyginime aukšte, šis liftas vietoj jo patenka į pirmą aukštą. Lyginime tai 2, 4, 6, 10 sustojant, jis nukrenta į pirmą aukštą. Pradėdamas nuo pirmo aukšto, stebuklinguoju liftu pakylu 3 aukštais aukštyn. Išlipęs iš lifto, laiptais vėl pakylu 3 aukštais aukštyn. Kuriame aukšte atsidursiu? Natūralu, jeigu mes buvome pirmą aukšte, pakilom 3 aukštą aukštyn, tai liftas pakilo į 4 aukštą, o pagal taisyklę 4 aukšte liftas vėl leidžiasi į 1. Ar ne? Ir tada žmogus ėjo 3 aukštais aukštyn, lipo laiptais, tai natūralu, kad jis atsirado 4 aukšte. Mums tai savaime suprantama, bet ar bus savaime suprantama mūsų dirbtinio intelekto flagmanam? Taigi užduodu šią užduotį Google Gemini ir užduodu šią užduotį ChatGPT 4o. Gerai, abu suprato ir abu atsakė teisingai. Liftu pakylu 3 aukštais, pradėjęs nuo 1 aukšto, atsidursiu 4 aukšte, nusileidžiu 1 aukštą. Fantastika, yra lyginis. Puiku, abu susitvarkė, tai abiem po tašką. Tai Gemini turi 1 tašką, ChatGPT 4o turi 2 taškus. Tęsim toliau. Trečioji užduotis vadinsis Rask obuolius. Ir užduotis skamba taip. Dėžutėje, kuri yra ant žemės, yra krepšelis be dugno. Į krepšelį įdedu 3 obuolius ir perkeliu krepšį ant stalo, kur yra obuoliai. Natūralu, jeigu krepšelis yra be dugno, tai obuoliai ir liks ten, kur buvo, nes pakėlus krepšelį, pakelsim tik krepšelį. Vėlgi bandom pasižiūrėti, ką mums atsakys Google Gemini ir ką atsakys ChatGPT 4o. Ok, kadangi netestavau, abu modeliai pasirodo, kol kas apylygiai. Taigi Gemini Advanced turi 2 taškus, ChatGPT 4o turi 3 taškus. Ketvirta užduotis vadinsis, kuris sunkesnis. Ir paklausiu abiejų modelių, kas sunkesnis, kilogramas plunksnų
ar svaras plieno. Kaip žinot, svaras plieno yra maždaug 0,45 kg. Taigi netgi 2 svarai plieno svertų mažiau negu 1 kg plunksnų. Vėlgi užduodu klausimą Google Gemini ir užduodu klausimą ChatGPT. Gemini Advanced atsakė, kilogramas plunksnų ir svaras plieno sveria maždaug tiek pat. Nors plunksnas yra daug lengvesnis ir užima daugiau vietos, nei plienas kilogramas yra masės vienetas, o svaras yra masės vienetas naudojamas imperinė sistema. Kilogramas yra šiek tiek sunkesnis už svarą, tiksliai 22 kartus. Na, kaip ir teisingai, ar ne? Atsakė, kad plunksnas svers daugiau šiuo atveju pagal šią sąlygą. Ir vėlgi abu atsakė teisingai, tai vėl Gemini turi 3 taškus, o ChatGPT 4o turi 4 taškus. Dabar 5-ąjį testą pavadinau Sek instrukcijas. Paprašysiu abiejų kalbos modelių, kad sugeneruotų 10 sakinių, kurie baigėsi žodžiu mango. Įklijuojam į Gemini Advanced ir įklijuojam į ChatGPT 4o. Gerai. Taigi iš karto matom, kad ChatGPT 4o geriau suprato mūsų užduotį, nes sugeneravo 9 sakinius iš 10, kurie baigėsi žodžiu mango. Matom tik 6 sakinys, arbūzų ir mango salotos yra mano mėgstamiausias vasaros patiekalas. Žodžio mango gale nėra. Gemini Advanced, kita vertus, tai yra 1, 2, 3, 4, 5, sugeneravo tik tai pusę atsakymų, reiškia tik 5 iš 10. Taigi Gemini Advanced turi 3 taškus, o ChatGPT turi 5 taškus. Taigi mes įpusėjome testus, pačius įdomiausius, kaip ir minėjau, pasilikau pabaigai, todėl jei norite juos pamatyti, žiūrėkite iki galo. Taigi dabar įkelsiu štai tokį paveikslėlį, kurį matote ekrane. Tai yra multimodalinio vaizdo testas. Ir šio paveikslėlio pagalba pažiūrėsim, kaip gerai abu modeliai supranta paveikslėlius, reiškia, išbandysim jų vizijos galimybės. Taigi, prieš įkeliant paveikslėlį, užduosiu pirmąjį klausimą abiem modeliam, kiek čia yra raudonų žymų. Mes matome, kad jų yra 5, o pažiūrėsim, ką atsakys dirbtinio intelekto pokalbių robotai, didžiųjų kalbų modeliai. Kai matom, abu analizuoja, Gemini Advanced pasakė, kad norint nustatyti, kiek yra raudonų žymų, reikia daugiau informacijos apie kontekstą. ChatGPT atsakė, kad yra 11 raudonų žymų. Abu atsakė neteisingai. Užduosiu sekantį klausimą, kuris skambės taip. Kiek čia yra violetinių žymų? Gemini Advanced vėl reikia daugiau informacijos, o ChatGPT 4o klysta. Taigi pabandysiu gal šiek tiek iš naujo, gal aiškiau paklausti. Vėl įkelsiu iš naujo paveikslėlį ir tiksliai paklausiu, kiek šiame paveikslėlyje yra raudonų taškų. Taip pat pakartosiu ir su ChatGPT. Įkelsiu paveikslėlį ir paklausiu, kiek šiame paveikslėlyje yra raudonų taškų. Na, rezultatai tokie pat, net ir pakeitus užklausą. Kaip matom, Gemini apskritai nemato jokio paveikslėlio ir klausia, ar galim pateikti paveikslėlį, apie kurį kalbam. O ChatGPT 4o kažkodėl mato 11 taškų. Ok, gerai, pabaigim tada klausimus, kaip pradėjom. Kiek yra violetinių žymų? Na, žiūrėsim, ar taip pat atsakys. Tada galbūt pats paveikslėlis, na, jie šifruoja spalvas kažkaip kitaip. Gemini Advanced nesupranta, apie ką mes kalbam. O ChatGPT 4o kažkodėl mato 12, reiškia, jis kažkokius atspalvius mato kitaip. Dabar paklausiu tiek Gemini, tiek ChatGPT 4o, kiek violetinių žymų yra žalioje formoje. Taigi įkeliu klausimą Gemini, įkeliu klausimą ChatGPT 4o. Na, Gemini Advanced, jisai analizę atlieka, tačiau nelabai supranta, apie ką eina kalba, o ChatGPT 4o analizuoja gan ilgai. Na, tikėkime, kad bent jau šį kartą atsakys, peržvelgs, kiek yra. Aš matau, kad jis užsideda kažkokius filtrus, kad ko gero geriau suprastų. Žalioje formoje yra 9 violetinės žymos. Na ne, vėl klysta, ko gero bando spėti. Gerai, tiek to nebekankinsiu, nes matau, kad tai abiem modeliam sudarė daug keblumų. Gemini Advanced apskritai nesuprato, apie ką buvo kalba. ChatGPT 4o bandė apsimesti, kad supranta, tačiau visi atsakymai buvo neteisingi. Išvalysiu vadinamą chatą, tiesiog pradėdamas naujus pokalbius su abiejose modeliuose tam, kad tiesiog jie nesimaišytų. Ir
sekančiam testui aš įkelsiu paveikslėlį, kuriuose yra specifikacijos Samsung Galaxy S24 Ultra, S24 Plus ir tiesiog S24. Ir įkėlęs nepaminėsiu telefonų pavadinimų ir tai bus simbolių atpažinimo testas. Reiškia, modeliai turės atpažinti, kas tai yra per telefoną ir padėti man išsirinkti naują telefoną, jeigu aš nuspręčiau nusipirkti. Įkeliam paveikslėlį į Gemini. Įkeliam paveikslėlį į ChatGPT 4 ir dabar jų tiesiai šviesiai paklausiu. Įkėliau 3 telefonų specifikacijas bei jų pavadinimų. Pasakykite, kurį iš jų turėčiau nusipirkti. Įkeliu tai abiem modeliam ir pasižiūrėkim, kokie bus rezultatai atpažįstant simbolius. Na, Gemini puikiai išanalizavo telefonus ir davė gan gerus patarimus. ChatGPT 4 kažkodėl atsakė angliškai. Taip pat išanalizavo ir suprato viską, kas yra paveikslėlė. Dabar dar paklausiu užtvirtinimui, kokie tai yra telefonai. Abiejų rekomendacijos panašios. Taigi, Gemini atsakė labai abstrakčiai, bet nesuprato, ar tai Samsung, ar iPhone. Antras telefonas taip pat. Na, visiškai susimaišė, todėl taško negauna. ChatGPT 4 buvo šiek tiek arčiau tiesos. Pasakė, kad pirmas telefonas galbūt yra S23 Ultra. Na, šios specifikacijos, kadangi tie modeliai buvo labai panašus, todėl, na, užskaitykim pirmąjį atsakymą. Galimas modelis yra taip pliusas ir taip yra galimas modelis S20. Tiek, kad tai buvo 24 plus ir 24 S24 Samsungas, ar ne? Reiškia, na, kadangi modeliai jie labai panašus, tai kaip ir skaitykim. Taigi Gemini lieka prie 3 taškų, o ChatGPT 4, na, duokim tašką, nes tai buvo labai arti tiesos, turi 6 taškus. Ir paskutinis testas. Aš įkelsiu paveikslėlį labai žinomo, labai garsaus žaidimo, kuris vadinasi Atari Breakout. Tai toks žaidimukas, štai matot čia paveikslėlį, kuriame tiesiog reikia mušinėti kamuoliuką ir daužyti tuos, reiškia, kaladėlės, ar ne? Taigi 8 testas, pavadinimu sukurk žaidimą. Reiškia, įkeliu nuotrauką, ko aš norėčiau, ir prašau, kad sukurtų žaidimą ir sukoduotų į Python kalbą. Paprašau to Gemini ir paprašau to paties ChatGPT 4. Taigi abu pradėjo daryti tai su PyGame. Gemini jau pabaigė. Kodas, matau, yra labai panašus. Dabar tam, kad ištestuot, nusikopijuosiu pirmiausia Gemini. Taigi atsidarysiu programą, su kuria bandysim paleisti Gemini kodą. Taigi pasileidžiam, pamiršau instaliuoti modelį. Taigi pabandom pasileisti Gemini Advanced ir žiūrim, kaip mums pavyks. Aha, kamuoliukas tiesiog skrydo, su rodiklytėm galiu valdyti, bet nieko negaliu daugiau padaryti. Pabandom pasileisti iš naujo. Vėl staigiai nuskrenta, net nespėju pradėti to, ką norėjau daryti. Gerai, dabar pabandom nusikopijuoti ChatGPT, ką sugeneravo. Reiškia, ištrinsim Gemini Advanced ir įsikopijuosim ChatGPT 4 sukurtą žaidimą. Vėlgi pasileidžiam ir matom, kad veikia iš pirmo karto. Dabar su rodiklytėm tiesiog važinėjau į šonus ir kamuoliukas eina lėčiau. Ir vau, veikia labai gražiai. Yra šiek tiek gal klaidelių, nes matos, kad tos kaladėlės yra pakrypę į šoną. Aha, ir užsidaro. Na, vėlgi, kaip matom, ChatGPT 4 nugalėjo ir šiame teste. Taigi, ChatGPT 4 viso surinko 7 taškus, o Gemini, na, jam nepavyko iš pirmo karto, lieka prie 3 taškų. Tai principė, kad, na, kardinaliai Gemini Advanced atsilieka nuo ChatGPT 4. Kaip ir parodė šis testas, Google dar reikia gerokai padirbėti. Padarėm gan įdomius testus, ištestavom Advanced galimybės, vienintelis
su ko nesutvarkė ChatGPT 4o, tai su vizija, nesuprato, kas yra taškai, nesuprato, kiek jų ten ir kur turėtų būti. Bet visumoji rekomenduočiau ChatGPT 4o, jo kad jis yra ir nemokamas. Su nemokama versija galės duoti šiek tiek mažiau užklausų, tačiau galingumas išliks toks taip pat. Gemini Advanced, jisai kainuoja beveik 24 eurus ir, pasirodė daugiau negu per pus prašiau. Paskutiniam testui, 9 testui, pabandysim tiesiog sugeneruoti paveikslėlį, aš tam testui nebuvau pasiruošęs, bet tai tiesiog video užbaigimui, pažiūrėsim, kaip kuris gražiau sugeneruos paveikslėlius. Ok, Gemini trumpam buvo įjungę paveikslėlių generavimą, tačiau taip pat vėl išjungė, nes jam kažkas iki šiol nesigauna. O kaip matom, ChatGPT 4o visiškai nemokamai kūrė paveikslėlius ir padarė tai, ką norim. Nepasakėm, kad obuolys turi būti žalias, bet padarė visą kitą, tiksliai suprato, ko mes norim, tai yra obuolys, vilkintis pilką kostiumą, užsirišęs mėlyną kaklaraištį. Todėl ChatGPT nugalėjo šį testą. Ate.